Radijo teatras. Girdėsime monospektaklį Pamišėlio užrašai pagal Nikolajaus Gogolio apysaką. Vertė Motiejus Miškinis. Spektaklio režisierius Valentinas Masalskis. Garso režisierė Nijolė Baranauskaitė. Kompozitorius Tomas Kutavičius. Tituliarinį patarėją Aksentijų Ivanovičių Papuriščiną vaidina aktorius Valentinas Masalskis. Spalio 3. Šiandien atsitiko nepaprastas įvykis. Aš atsikėliau rytą gana vėlai ir kai Mavra man atnešė nuvalytus batus, aš paklausiau, kelinta valanda. Išgirdęs, kad jau seniai išmušė 10, aš skubėjau greičiau taisytis. Prisipažįstu, aš visai būčiau nėjęs į departamentą, jeigu aš būčiau žinojęs, kokią rūgščią miną surauks mūsų skyriaus viršininkas. O jis jau man seniai sako, kas čia tau, brolau, galvoj tokia maišalinė. Kitąsyk puldinėjai kaip paklaikęs. Byla kokia supainioja, pats šėtonas nesusigaudys. Titulą rašai mažąją raidę, nepadedi nei datos, nei numerio. Girnys prakeiktas. Jis turbūt pavydi, kad aš sėdžiu direktoriaus kabinete ir smailinu plunksnas jo ekscelencijai. Užsivilkau apsiaustą, pasiėmiau skėtinės, gatvės lietutis piltė pilį. Gatvėse nieko nebuvo, vien tik bobų, apsidangščius kariniais, rusų pirklių, kurjerių pasitaikydavo. Iš kilmingųjų tik vienas mūsiškis valdininkas pasitaikė. Staiga pamačiau prie krautuvės privažiavusią karietą. Aš ją iš karto pažinau, tai buvo mūsų direktoriaus karieta. Bet jam nėra reikalo į krautuvę ir pagalvojau, turbūt čia jo dukrelė. Liokajus atidarė dureles ir ji spurstelėjo iš karietos kaip paukštytė. Kai žvilgtelėjo į kairę, į dešinę, kai švystelėjo antakiais ir akimis, aš padėdėjau, pražuvau, visai pražuvau. Jo šuniukas, nespėjęs prasmukti pro krautuvės duris, liko gatvėje. Aš pažįstu tą šuniuką, jis vardu Medžy. Nepraėjo nė minutės, tik staiga girdžiu plonytį balselį. Sveika, Medžy. Šitau, kasgi čia kalba? Aš apsidairiau ir pamačiau 2 ponias einančias po skėčiu. Bet jos tai praėjo. O šalia manęs vėl pasigirdo. Negražu šitaip, Medžy. Aš pamačiau, kaip Medžy uostinėjasi su kitu šuniuku, sekusiu paskui ponias. Pala. Ar aš tik negirtas, bet rodos man tas retai pasitaiko? Ne, Fidelė, tu be reikalo taip manai. Mačiau pats, kaip pasakė Medžy. Aš buvau, sunkiai susirgusi. Ach, tu šunpalaikį. Prisipažįstu, aš labai nustebau išgirdęs tas kaliukės, kalbant žmogaus balsu. Bet paskui, kai aš viską apsvaršiau, aš tuoj lioviausi stebėjęsis. Juk pasaulyje yra buvę labai daug panašių dalykų.
Sako, Anglijoje išplaukė žuvis ir pasakė 2 žodžius tokia keista kalba, jog mokslininkai jau 3 metai stengiasi išaiškinti ir niekaip neišaiškina. Paskui dar esu skaitęs laikraščiuose apie 2 karves, kur atėjo į krautuvę ir taip ramiai paprašė svaro arbatos. Bet prisipažįstu, aš dar labiau nustebau, kai Medži pasakė, aš rašiau tau, Fidelė. Matyt, Palkanas nenunešė tau mano laiško. Och tu, kad aš algos negaučiau. Kaip gyvas aš nesu girdėjęs, kad šuo mokėtų rašyti. Taisyklingai rašyti gali bajoras. Yra kontorininkai, baudžiauninkai rašinėja, bet jų rašymas visai kas kita, mechaniškas, nei stiliaus, nei kablelių, nei taškų. Oho, prisipažįstu, tas mane labai nustebino. Nuo kurio čia laiko aš pradedu matyti ir girdėti tokius dalykus, kurių niekas nematė ir negirdėjo. Nagi eisiu, pagalvojau, sau vienas paskui tą kaliukę ir sužinosiu, kas ji tokia ir ką ji galvoja. Ponios pasuko į Meščianską gatvę, Staliarnąją, perėjo Kukuškino tiltą ir sustojo ties dideliais namais. Aš pažįstu šitos namus. Tai Zverkovo namai. Ponas užlipo į 5. aukštą, gerai, pagalvojau sau vienas. Va dabar tai neisiu, bet pirmai progai pasitaikius neužmiršiu ir pasinaudosiu. Spalio 4. Šiandien trečiadienis. Ir todėl aš sėdėjau savo direktoriaus kabinete. Aš tyčia atėjau anksčiau ir pasmailinau visas plunksnas. Mūsų direktorius turėtų būti labai protingas žmogus. Visas jo kabinetas nustatytas spintų su knygomis. Aš skaičiau kai kurios pavadinimus. Tokie gilūs mokslai. Tokie gilūs, jog tokiems kaip aš tai ne iš tolo. Vis ar prancūziškai, ar vokiškai. O kai jis pažiūri į veidą, kokia rimtis akyse. Aš niekada nesu girdėjęs, kad jis ištartų kokį bereikalingą žodį. Nebent kai paduodi popieriaus, tai paklausia, koks dabar oras? Drėgnas, Jūsų ekscelencija. Taip, ne mums pora, valstybės vyras. Bet aš jaučiu, kad jis mane ypatingai myli. Jeigu tai ir jo dukrelė. Nieko, aš tyliu. Pamačiau, kad jau 2:30, o direktorius mūsų dar nebuvo iš miegamo išėjęs. Oi, bet 2:30 atsitiko tai, ko jokia plunksna neprašysi. Atsidarė duris. Aš pamaniau, kad įėjo direktorius, bet tai buvo ji pati,
Viešpatie, viešpatie, kaip ji buvo apsivilkusi, jos suknelė, balta kaip gulbė, o kaip žvilgterėjo, saulė, dievaži saulė. Ar papa nebuvo čia? O, koks balsas, viešpatie, kanarėlį, išties kanarėlį. Jūsų ekscelencija, buvau besakas, neliepkite kirsti galvos, o jeigu norite kirsti, tai savo, generolišką rankutę, bet delniai rautų, kažkaip mano liežuvis neapsivertė ir aš taip pasakiau, ne, nebuvo. Ji pažiūrėjo į mane, į knygas ir taip išmetė nosinę. Aš puoliau visom keturiom, paslydau ant to prakeikto parketo, bet atsilaikiau ir pakėliau ją. Viešpatie, kas per nosinę, ploniausia, batistinė, ambra, išties ambra, iš jos taip dvelkia generolystė. Ji padėkojo ir šyptelėjo taip, jog jos cukrinės lūputės vos taip pajudėjo. Paskui pasisuko ir išėjo. Aš dar valandą sėdėjau kabinete. Šitėjo liokajus ir pasakė, Aksenijau Ivanovičiau, eikite namo. Ponas jau išvyko iš namų. Viešpatie, aš neapkenčiu liokajų. Neapkenčiu aš liokajų, negana to, kad įsidrėbė prieš kambaryje ir kad teiktųsi galvą linktelėti. Tai vienas toks nepakilęs iš savo vietos išdrįso mane pavaišinti tavo kele. Ar tu žinai, kvailas klapė, kad aš valdininkas, ką? Kad aš bajorų kilmės. Viešpatie. Aš pats pasimėjau apsiaustą ir skėtį. Ne šitie ponai niekada nepaduos. Išėjau namo. Namie daugiausia gulėjau lovoje. Paskui perrašiau labai gražias eilutes. Metais, valandos pavirsta. Kai meilutės nematau, keikdamas dalūžę savo, kam gyventi aš sakau, viešpatie. Turbūt Puškino kūrinys. Lapkričio 6. Įsiutinau skyriaus viršininką. Kai atėjau į departamentą, jis manėme šitaip kalbėti. Nesakyk, meldžiamasis, ką tu darai? Kaip ką? Aš nieko nedarau. Na, tik pagalvo gerai. A? Juk tai jau 40 metų. Laikas būtų ir į protą ateiti, ką? Kad tu įsikali galvą. Tu galvoji, aš nežinau tavo tų visų išdaigų, ką? Tugi Valkis, paskui direktoriaus dukterį. Nu, pasižiūrėk, kas tu, niekas, nulis tu. Juk tavo kišenė tai neskatiko. Tu pasižiūrėk veidrodį, į savo veidą, kur tau galvot apie tai.